tai, kas gali nutikti su jumis, tai nebūtinai bus salėje, tai nebūtinai bus uždaroje aplinkoje. Ir jeigu jau esame lauke, reikėtų įvertinti lauke esančius daiktus, reikia įvertinti žemę, reikia įvertinti saulę, reikia įvertinti daug įvairių dalykų. Nes daugelis galvoja, jeigu tai nutiks su manimi, aš tiesiog paimsiu ir ginsiuos. Bet ką daryti, jeigu priešininkas mane puola ir kad ir tai bando inicijuoti kažkokį tai agresyvų veiksmą ir aš pasirinksiu pačią blogiausią savo poziciją. PVZ šitoje pozicijoje. Saulė šviečia man į veidą. Man bus be galo sudėtinga matyti priešininko slepiamus judesius, slepiamus daiktus. Taip pat, vadinasi, be abejonės aš stengsiuosi tokioje pozicijoje sustoti, kad jį akintų, kad jisai būtų apšviestas saulės. Antras dalykas yra labai svarbu visada, kada aš einu, kada aš bandau kovoti, tada, kada esu užpultas priešininko, įvertinti aplinką, kurioje visą tai vyksta. Šiuo atveju aš turiu pasižiūrėti, kokie yra daiktai aplinkui. Aš turiu stengtis laimėti laiko, vadinasi, stengtis netgi eiti iš tos aplinkos, kurioje vyks menama kova. Jeigu jau taip nutiko, jog jūs atrodo, kad jis yra beginklis žmogus, jūs traukitės, jūs bandote išvengti kovos ir staiga jisai pagriebė esantį kokį nors daiktą. Šiuo atveju esame parke gali būti, kad ir tokia priemonė. Taigi priešininkas pagriebė pagalį ir tuo pagaliu jis atlieka iš karto man stiprų galingą smūgį. Daugelis galvoja, jog reikia gintis tokiu būdu, bet jūs įsivaizduokite, jeigu atliks smūgį į ranką, kas yra tvirtesnis, pagalys ar jūsų ranka? Galvosite ranka, bet ne, iš tikrųjų skaudės, bandys antrą kartą smūgiuoti per galvą, smūgiuos per kojas, turėsite daug problemų. Todėl jau pirmoje atakos pozicijoje, kada jisai pradeda atakuoti, aš turiu pirmas dalykas, ką aš privalau daryti, nelikti vienoje vietoje. Jeigu aš čia bandysiu gintis, aš turėsiu daug problemų, nes čia yra pati didžiausia jėga. Atsimenat, jau ne kartą esu minėjęs, jog jeigu jau vyksta kova ir jeigu jis atlieka smūgį, ir tai yra apskritiminis smūgis, pirmą, ką aš darau, aš stengiuosi išvengti šito smūgio, eidamas šiek tiek į šoną. Toliau, kitas dalykas, niekada nekovojate prieš įrankį, niekada nekovojate prieš pagalį. Jeigu jis atliko smūgį ir jeigu jūs bandysite jį čia stabdyti, bus problemos. Jūs šitoje vietoje yra pati didžiausia jėga. Todėl visada nukreipiate savo jėgą ir stengiatės kiek įmanoma greičiau priartėti prie rankos. Ir atliekate smūgį į pažeidžiamas vietas, į kaklą. Spyrėte į alkūnę, tokiu būdu ant žemės ir atliekate smūgį. Vieną, antrą smūgį. Matote, dabar jisai yra jau neutralizuotas ir nebeturi jokio neturi pagalio, jokio neturi daikto, kurio galėtų jums pakenkti. Dar kartelį pažiūrėkite viskas, kaip vyksta iš lėto. Atliko smūgį, žengiu į šoną, vienu metu atlieku kirtį briauna į kaklą, kitą ranką griebiu ties riešų. Suku ranką, bandau kiek įmanoma stipriau spirti į sąnarį, dėl to, kad jisai gautų didžiulę traumą ir negalėtų laikyti šiuo atveju pagalio. Po to griebiu už akių, spiriu į koją ir metu į žemę. Matote, suku ranką tuo pat metu. Išsivaduoju, pasiimu pagalį, dabar aš jį turiu, dabar aš juo galiu kovoti ir juo galiu neutralizuoti priešininką. Svarbiausias dalykas, visada kovą turite tęsti nuo A iki Z. Nesustoti pradinėme etape. Niekada nesitenkite daryti taip. Nebent jeigu jums atlikote smūgį, priešininkas po šito smūgio atšoko, be abejo, tada jūs galite bėgti iš įvykio vietos. Bet jeigu jisai po šito smūgio neatšoko, jis čia tebėra, griebiu ir kiek įmanoma greičiau atlikau spyrį vieną, atlikau spyrį antrą, atlikau spyrį trečią, ketvirtą, penktą, šeštą. Nepamirškite, jog jeigu jau pradėjote gintis, jeigu jums gresia rimtas pavojus, turite pradėti ir baigti kovą. Niekada nepradėkite to, ko negalite pabaigti. Aišku, jeigu turite galimybę išvengti kovos, geriau jos išvengti.